vienas dažniausių klausimų, kurios sulaukiu asmeninėse konsultacijose, yra apie dienos miegelio trukmę. Tėvai teiraujasi, ką man daryti, jeigu dienotvarkėje, kurią turiu, parašyta, kad kūdikis turi miegoti 2 valandas, na, o jis pabudo po 40 minučių, bandžiau užmigdyti, nepavyksta. Tiesą pasakius, tai yra viena iš tų priežasčių, dėl kurių aš nelabai mėgstu dienotvarkės, kurias galite rasti įvairiose knygose arba internete. Dienotvarkėje svarbu yra ne tik miego trukmė. Daug svarbesnį vaidmenį čia vaidina būdravimo laikas. Tai yra laikas, per kurį kūdikis pavargsta, bet nepervargsta. Ir turi po to būdravimo laiko jau keliauti miegoti. Na, o kokia bus miegelio trukmė, dėja sukontroliuoti mes ne visada galime. Todėl, jeigu laikomės kūdikiui tinkamo būdravimo laiko, o miegeliai bus trumpesni, miegelių per dieną turėsime daugiau. Jeigu jie bus ilgesni, jų turėsime mažiau. Taigi visai nereikia pergyventi, jeigu kūdikis pabudo anksčiau nei nurodyta jūsų dienotvarkė. Laikykitės jam tinkamo būdravimo laiko ir pamigdykite vėl.